Bandysim pažiūrėti, kaip šis daiktas važiuos. Tai sveiki, mėly, sugrįžę į mano YouTube kanalą ir šiandien, kaip matot, šiek tiek kitokioje aplinkoje ir šalia manęs yra Adomas. Labas, Adomai. Sveikas, Simai. Ką mes šiandien darysim, papasakok. Tai ką, reikia gal, sakau, Simui vis rašau, važiuojam gal kada pabandysime CF Moto Mood versiją. Ganėtinai populiari modelis šitas yra Lietuvoje. Simas sako, aišku, važiuojam, pabandom, patestuojam. Tai Simai norėsim šiandien, kad tu pavažiuotum su Mood versija, kaip tiesiog važiuotojas su keturračiu ir iš savo pusės papasakotum pliusai, minusai, kas patinka, kas nepatinka. Okay. Man pačiam irgi dar įdomus šitas modelis, tai nedaug esu su jo pravažiavęs, bet bus įdomu iš tikrųjų. O kadangi pats jau įsigijęs šitokį daiktą, tik ne tokios versijos, tai jau galėsiu kažką ir plačiau pakomentuoti, nes iš 500 ant tokios jas tai būtų akys vat tokios turbūt ir nelabai suprasčiau ir būtų turbūt vien pliusai. O šiandien bandysim įvertinti, kaip jisai važiuoja, galima lyginti su Maniškiu, tarkim, su 1000 Touring, nors jau, kaip žinot, jau jisai beveik irgi vos ne toksai Panašėjam, mačiau ir išplatinęs. Tik tais radiatoriaus ant viršaus, o visa kita jau beveik į tą pusę. Tai jo, bandysim šiandien, kaip tik oras visai neblogas, nesenai tik nulijo, tai tikrai nedulkės, nereikės iš nosies pūsti tinko gabalų. Tai išbandysim šitą daiktą ir pažiūrėsim, ką jisai gali rimtoje vietoje, tokioj, kur... Rimtoje bekelėje. Rimtoje bekelėje. Aš važiuosiu su Touring modeliu, tai gal pasistengsiu šoniukais pažiūrėti. Arba teks labai daug naudoti šitą daiktą. Jo, tai ką, važiuojam turbūt? Jo, nieko nelaukia, man atrodo, kol nustoja lyt. Nes to ir vakaras ateis. To ir vakaras ateis, bet šviesa, ledo nėra. Nėra ledo. Pas mane yra. Iškart viens minusas. Jo, LED žibintas eitų kaip papildoma opcija, nebent. Ja. Bet čia kaip ir kiekviena modelė turbūt. Įmanoma viską prisidėti, ką tik nori. Viskas, nieko nelaukiam ir važiuojam ten kažkur, kur bus gerai. Kur bus daug purvo. Nu, bandysim pažiūrėti, kaip šitas daiktas važiuos. Varom dabar iki dėgo, neišsisuksiu. Gerai. Nu, toks visas. Nėra nuo vėjo rankenėlių. Šitas va gal fainas daiktas, patogus. Nu jo, bandysim. Varom. Reikia labai nesmauk, 100 kilų, 100 dar nėra. Tai kol davažiuosim iki vietos, tai prasisuks dar kilometriukų.
20 virš kilometrų prasukom. Op. Iškai užsilėkiau. Šiaip kol kas važiuojasi, tai labai panašiai viskas kaip mano. Aišku, į rankas jaučiasi gerai, šiluma varo per šitą angą nuo radiatoriaus. Padangos šitos, kai visat kaip mėšla kratys kelia viską. Oba. Taip, kol kas smagu. Nu, reikia rimtesnės vietos pabandyti, kaip klampinasi šitas daiktas. Nes čia kol kas tais miško keliukais nelabai yra kaip patikrinti. Stirniukė bėga, pim. Gazdinam. Šiaip tai varau iš atminties, bet toks labai trūksta skydelio su CarPlay'um. Tai vat šiaip mano vienintelis niuansas ir buvo, kodėl aš nesirinkau mūdą. Nes nėra nei touchscreeno, nei gali pasijungti CarPlay, o kažkaip aš papildomos navigacijos dėtis nelabai ir norėjau. Papildomo agregato, kai turi tokį dydžio ekraną. Taip, todėl saviškai ir bandau padaryti panašų į mūdą, bet jau su opcija, kad turiu CarPlay'ų ir galiu naudotis navigaciją. Pasirodo, miške dar ir sausų vietų yra. Ne tiek ir palyto, o čia reikia atsargiai. Visgi ne mano daiktas. Bet čia tik tokia vieno vietoje, daugiau kaip ir įdomu. Šiaip, kai bus ta vieta, kur buvo pavasarį mes čia varėm, tai vaikeliai, kaip ten buvo faina. Tai dabar bus matyti. Padarytas trumpas pitstopas kažkur tarp daug usnių. Vienoje atkarpoje gavom ir dulkių. Adomas gavo. O dabar nusimato kelionė va į tenais. Nu tai čia prieš kokius 3 mėnesius tai čiut išvažiavom. Važiavom šiaip ramiai pravažiuoti, bet kai visat užbrenti į tokią šikną, kad vos išvažiuoji, tai padirbom, patikėkit manim, labai buvo daug gervių, daug visko. Nu tai šitam, manyčiau, neprireiks daiktų. Tai va, už tai ir patestuosim, bet kad neaišku, ar bus išdžiūvę, ar nebus išdžiūvę. Važiuojam, bandyti. Labai apaugę kurmė, tai dabar nei kelmo nieko nematyti. Vėl medis. Nu va, ir šiknojau. Buiza yra vis tiek. Švaruoliai kurmė, eik tu šikt.
Čia kaip nieko nebūtų. Ui, šilta, žinokit, eiktų savo. Šiau visas prakaite. Reiks jaučiu biškį dar pavažiuoti, blizoną nusirengti, nes ir likt ant maikės. Lengvai. Kaip dabar man pravažiuoti? Spakainai lekia šitas per tokius rovus. Čia buvom sėdę ir prie šito kalno ir ten toliau per pelkę. Tai panašu, kad lekia. Bliama, kaip šilta. Neįsivaizduojat. Bet Tirla tai čia labai gerai, eiktų savo. Aišku, jau mažiau vandens nei tada buvo, bet nu tikrai yra. Bet žodžių mūdas lipa. Opa. Nu. Opa. Turim. Jau čia šiknutė. Jau čia man tavęs reiks. Čia jau įčiunkiai. Ne pirminė atgal. Nu, vajei. Normaliai lietaus turim. Viskas gerai. Jau matau nedaug kelykę. Nu kaip, lipa? Panašu, kad lipa, blemba. Žiaurus, ta prasme. Dėžė matyt daug duoda, faktas ir 30 padangos duoda. Savo, tai lipa baisiai. Realiai gervės vieną kartą tik naudojai. Į priekį jo įsitempt, nes pasodinau. Nu tai buvo kelios vietos, kur įčiunkiai ir viskas, bet ten blemba iki kelienių perlos, tai ką norėjau. Ten jau ir traktoriai klimsta. Ja. Nu, aš biškį pasigervevau kokius 5 kartus. Bet čia padangos ne tam skirtos, tai... Bet ir tai neblogai lipa.
Medis. Negerai. Vėl sėdim ant dugno, karočią. Gerai purvų gavau. Dar pats gavau. Ten varysim. Nu, pagaliau įmušėm lembą. Važiuojam praustis. Tai. Nulyta, viską šlapia, dar čia visai neblogai, nes per tą pievą nusiplausim visą dugną, nes visa žolė šlapia. Einu savo, tai užkaitom. O, per snukį gerai, šlapiu skuduru. Nu va, apsiprausėm, upeliukas nėra gilus, bet jau švaresni, biškai atsibūtėm, nes jau įprakaituoti, oi, kaip ir kamera. Blema kamera irgi matau apniaukta gerai, bet gal matosi kažkiek. Tai va, apsiprausėm šiek tiek, jau bus galima švariau važiuoti link namų. Jo. Nematai nieko. Jau grįžinėjom link Garliavos. Iškinėt jau nugarą skauda, senai važiavęs. Praleistą Passatą. Mes lėčiau vis tiek važiuosim asfaltu, kadangi Adomas be akinių lekia, nes labai terlini. Aš tik pakaina su šalmu uždengtu. Įspūdžiai. Nu geri, žinokit. Vienintelis, kaip ir buvau minėjęs, tai kad nėra plančetės. Prieš tai varant, tai čia labai pūtė šiltą orą. Bet dabar, kad jį pučia kaip pirštinė šlapas, tai miela malonu. Bet šiaip jo, pravažumas tai įspūdingas. Aukščio turi nemažai, bet aišku, nu jau kai nereikia į tokią makliopkę, kaip matė, tai ten nei traktorius neišvažiuoti. Aišku, kai visą po šitokio važiavimo pats mieliausias darbas būna visą keturatę išsiskaupt. Ir gerai, kad čia tokia realiai lengva durpė, tai kuri paims ir lengvai nusimuš. Mūdas išmėgintas, tai wow. Recommendation nuo manęs tikrai, kas nori va taip važiuoti, kaip dabar važiavom.
grįžom su lietum. Į plovyklą. Kaip pats veiki? Veikiu, tik akys pilnos žvyro, purvo. Kaip ir minėjau, Adomas be akinių beveik visą kelią grįžo. Kaip įspūdžiai, kaip ten tas maršrutėlis, kurį vedžiau? Nu, ten, kaip sakant, tik tai su mūdais lėkti. Jo, ten su mūdais lėkti iš tikrųjų. Tikrųjų, tas pelkutes karts nuo karto, nu, įdomu pralėkti. Aš asmeniškai labiau cross country važiuotojas, daugiau tokio greituminio. Bet smagu prisiminti. Pasimurgti, šiaip smagu. Toje vietoje buvau važiavęs, bet važiavau su paprastom padangom, kaip šiandien važiavo Adomas. Tai mes ten girviavomės pakankamai stipriai, dar plus buvo šlapiau. Tai, bet šiandien mūdas parodė, kad tikrai stipriai pravažus ir labai tokių sunkių vietų paėmė ir pravažiavo. Bet aišku buvo, kad ir pagavo, nes jau tenais, kai iki kiaušinių provėžos, tai ten jau nėra ką norėti, ten ir traktorius klimtų. Bet šiaip įspūdį padarė. Žodžiu, padangos duoda savo, pravažumas tikrai stiprus, dėžės lėtumas, ta prasme, ant H gali važiuoti, nereikia net L jungti. Nu, tas ir yra turbūt šitą modelį toksai praspręstas dalykas, kad nereikia tau ant L-o tiek daug važiuoti, nes ant L-o dažniausiai užsisuka tas motoras ir jisai tiesiog užkasa tave. Tu tiek greičio neturėsi, o ant H tiesiog gali riziką prasvilint diržą. Iš H jisai iš karto lipa važiuoja, net gražu žiūrėti. Per tokius rastus, per bazoj. Piestas stoja, šiaip ta prasme jo. Buvo reikalų ir ten tokių rastų tikrai nemažų, bet susidorojo, man atrodo, labai lengvai. Tai žodžiu, šiaip šitas daiktas aprūvintas ir mano lipduko jisai gaus. Reiks, bet to einam, to atsinešiu, nuvalysim arba ką, čia su džemperiu reikia. Visas šlapės, tai... Kur klijuojam? Ką, žinau, čia gal. Nu, nežinau, tau spręst. Čia va gal? Nu, jau kaip jau žinai. Šiaip purvasaugį tave labai gelbėjo. Jo. Dvigubai švaresnis buvai negu aš. Bet duoda, tikrai, tai faktas dar savo netestavau, nes tas pats dabar uždėta, tai man atrodo irgi salonas bus kur kas švaresnis. Pasiteisins. Na. Va. Nu, liuks. Nu, aprūvintas, išbandytas. Žodžiu, pasiteisinęs daiktas tikrai lekia, kas va mėgsta šitaip važinėti. Ne, vat ir pakeliauti manoma, šiaip. Tas toksai turistinis greitis vis tiek važiuoja 7-8. Nu, gal tik tais padangas reiktų persimontuoti. Ne, padangos jau čia kelioniai visai netinkamos. Daro vaigų važiuojant asfaltu. Žvyrkeliu viskas gerai, bet gal va taip važiuojant, tai pasikeisti reiktų į paprastas. Jo, šiaip užskaitau. Už tai daiktas gal mano lipdukas. Tai žodžiu, apibendrinant, dedu riebų laiką. Ačiū Adomui už šitą daiktą, kad davė galimybę išbandyti, patirt, kaip jisai važiuoja purvuose, bekelėse žiauriose, dar kai nuplovė grįžęs už mane, tai iš vis gerai. Tai gerai, kad yra gera plovykla, tai vienas malonumas plauti. Ir tarp kitko, žinau, kad šiems modeliams ir šiek tiek silpnesniems šiuo metu yra akcija. Tai Adomai pratesk. Tai visai 1000 modelių linijai yra iki birželio 30 dienos 700 € akcija. Tai pasinaudokite šią progą, nes tai yra gamykla tiesiog tokį padarė vadinamą discountą, tą nuolaidą. Tai manau, kad tai verta pasinaudoti, nes už tuos 700 € galima užsidėti, tarkim, šildomos rankenėlės, ta prasme vis tiek jų reikia, ar LED žibintą, arba tiesiog nieko nedėti ir turėti minus 700 € nuolaidą nuo kainos. Tai geras dabar pasiūlymas, tai siūlau pabandyti šitą akciją. Nu, manyčiau, tikrai verta. Jeigu ne tokį, tai... Tada Overlandą galima, ar Touring modelį, jau čia pagal kiekvieno. Šiaip taipogi turime visus tuos testinius modelius Kaune, tai drąsiai galima atvykti, pasibandyti ar šitą, ar 1000 Touring modelį be problemų. Ir pajausite, kuris labiau jums prie širdies.
Tai užbėgam į motorider.lt arba atvykit pas juos tiesiai, ar dar parduotuvė neveikia. Jau tuoj atsidarys. Na, tai žodžiu. Jau tuoj. Jau neužilgo realiai galima užsukti. Šiaip tai Raudondvario plente dar. Birželio 30 galit sutaupyti 700 pinigų ir įsigyti stiprų daiktą savo kelionėm, tripam arba terlom. Tai viskas, Adomai. Viskas. Ačiū labai už šitą experience. Tikiuosi susižiūrėjo. Paspauskit like ant šio video, parašykit komentarą, pasubscribinkit kanalą ir patys viską žinot, ką daryti. Ačiū dar kartą Adomui ir Motorideriui už šią galimybę. Ir šiam kartui tiek. Atsisveikinu ir tariu iki kito karto. Ate. Iki.